Mūsų šio ryto heroję Ievą pavadinti auksarankė būtų per daug paprasta. Mergina jau kuris laikas pasinėrusi į tikrus atradimus, o viskas prasidėjo nuo paprasčiausio kiaušinio lukšto. Aš iš tikrųjų pasėmiau tokią atlieką kaip kiaušinio lukštai. Ir iš jų darau dirbtinius akmenis, kurie yra pritaikomi tiek dizainui, tiek juvelyrikai. Šiuo metu šitas tyrimas toliau tęsiasi, nes jisai yra prasidėjęs labai seniai, iš tikrųjų bakalauro studijų metu. Čia buvo ir mano atsiskaitomasis darbas. Ir dabar jau jis eina į kitą etapą, kuomet aš savo darbe dar noriu jį tvaresnį padaryti. Kaip apskritai Ievai kilo mintis užsiimti kiaušinio lukšto tyrinėjimais? Kadangi aš studijavau metalo meną ir juvelyriką Telšiuose, tarp kitko, tai mus skatino vis ieškoti kažkokių tai alternatyvių medžiagų juvelyrikoje ir aš buvau grįžus kaip tik iš Birmingemo studijų Erasmus. Tada tiesiog atsimenu, kad aš virtuvėje buvau ir žiūrėjau tas atliekas, tiesiog aš kiekvieną dieną išmetu ir pamačiau, kad iš tikrųjų visai daug kiaušinio lukštų yra išmetama. Tada pradėjau skaityti apie kiaušinio lukštus. Šiaip tai visai gera medžiaga. Gaila, kad jos kažkur tai niekur taip nelabai ir panaudojam mes. Aišku, ten yra, kad trąšom daug kas asmeniškai jas pernaudoti bando ir panašiai, bet kad antram gyvenimui tarsi perkelti, nebuvau girdėjus tuo metu apie tai. Tiesiog po tų visokių skaitimų, tyrimų supratau, kad kiaušinio lukštas, iš tikrųjų jis pagrindai yra kalcio ir magnio karbonatai, kas beveik idealiai sutinka su karbonatų klasės akmenimis, pavyzdžiui, kaip dolomitų, arogonitų ir kalcitų. Ir čia tada gimė ta tokia visa idėja, kad padarom tą tokį ratą apsiverstantį, kur kažkada kiaušinio lukštas buvo tas, bet galbūt jisai po, nežinau, daug metų galėtų tapti tuo akmeniu, kadangi chemiška formulė labai panaši ir atvirkščiai, kad sudūlėjęs tas akmuo irgi kažkada galbūt galėtų tapti kiaušinio lukštu, nes vis tiek mes esam iš tos pačios ribos, ten ir tos vištos, tarkim, lesa visokius tai dalykus aplamai. Ir užsimezgė tas toksai projektas, kurį pavadinau Reload, tai lietuviškai perkrauti, tarsi perkrauni tą visą sistemą iš esmės pačią. Ir tada prasidėjo visi eksperimentai, aišku, ir bandymai. Tai prasidėjo kiaušinių lukštų kelionė Ievos juvelyrikos pasaulyje. Reikia nuplauti tuos kiaušinio lukštus, nuimti tą membraną baltyminę, kad nebūtų jokių ligų pernešamų, panašiai apdoroti, pakepti juos, kad irgi išvengti visų tų infekcijų ar pernešamų dalykų. Ir tada, aišku, malimas pats visas, tai aš maliau su kavamale, puikiai susimalė, tai nežinau, jeigu kažkam įdomu, nežinau, kad žmonės, kaip kalcio šaltiniai mėgsta irgi, tiesiog šaukštelį suvalgyti, įsidėti į maistą ar kažkur, tai kavamalė kuo puikiausiai veikia. Dar dažymas, tuomet dažiau su kiaušinio lukštų tiesiog dažais, kur būna velykiniai tokie. Tolimesnė etapė perskaičiau, kad čia vis dėlto gal tie dažai irgi nėra labai geras dalykas, nes jie anilininiai yra, nėra baisiai sveika. Tiesiog tada mašiau su bioderva visą tą mišinį. Tačiau ir bioderva pasirodė nelabai tinkama Ievos darbams. Po to buvo dar keletas ieškojimų, iki kol Ieva priartėjo prie dabartinio tyrinėjimų taško ir kiaušinių lukštus derina su skystu stiklu. Kas skaitau, turėtų būti tvaresnis reikalas, nes, po kažkiek laiko tai surimas visiškai natūralus gautųsi kiaušinio lukšto ir kažkaip tai papildomai neturėtų teršti aplinkos visiškai ir tai tada tiesiog trąša pasidarytų tas kiaušinio lukštas. Taigi, formulė jau išrasta, o įdomus išskirtiniai juvelyrikos dirbiniai gimsta vienas po kito ir randa kelią į gerbėjų širdis.